Protas nesugeba vienu metu būti nusiminęs ir laimingas. Ir grožis yra tame, kad visą laiką galima tą rasti. Beprasmybės jausmas, niekas nedžiugina, niekas netenkina. Einant prie esmės iš karto, išduosiu paslaptį, kuris susijusi su dėkingumu. Skirti savo dėmesį tam, kas mane džiugina. Ir tokių dalykų visą laiką ras. Ir visą tai pasiekti yra be galo lengva ir paprasta. Laurynas Prasmingas, miško, gamtos monologai. Ir šiandien noriu pasidalinti su tavim savo atradimu pastaruoju metu, kas visiškai galbūt nevertė mano gyvenimo aukštyn kojom, tačiau labai smarkiai pavertė į teigiamą pusę. Ir tai yra dėkingumas. Dėkingumo praktikavimas ir pats dėkingumas kaip fenomenas. Ir savęs pažinimo kelionėje, asmeninio augimo kelionėje daug kartų buvau susidūręs su dėkingumu. Ir ne pirmas kartas, kada susiduriu su juo. Ir jis taip į mano gyvenimą cikliškai ateina. Kas kuris laikas. Ir įspūdinga, ką jis kiekvieną kartą padaro, ką jis sukuria, ką jis man padeda pamatyti, kaip jis man padeda jaustis. Yra beprotiška. Toks paprastas dalykas, paprastas žodis, dėkingumas. Toks paprastas jis atrodo, tačiau toks galingas dalykas. Ir musės, vabaliukai, įvairiausių padarėliai, neula, būnant gamtoj. Tavo nebūk. Taigi dėkingumas. Kodėl apskritai dėkingumas? Pastaruoju metu pats karts nuo karto susiduriu ir neteko dirbti su keliais žmonėmis individualiuose sesijose. Ir su kuo susidūriau dirbdamas su tai žmonėmis tose sesijose, buvo tai, kad beviltiškumo, apatijos jausmas, beprasmybės jausmas, niekas nedžiugina, niekas netenkina, niekam nėra energijos, esu labai pavargęs ir panašiai. Ir nelendant į to detalės, einant prie esmės iš karto, išduosiu paslaptį, kuris susijusi su dėkingumu. Protas negali savyje išlaikyti dviejų skirtingų polių informacijos arba dviejų skirtingų polių būsenose būti. Tai jeigu tu esi dėkingas, tu randi už ką būti dėkingas. Tu renkiesi dėkoti ir džiaugtis dalykais, darydamas tai mechaniškai, sąmoningai, kada nors galbūt, kada tos aplinkybės pačios iš savęs nesukuria dėkingumo ar džiaugsmo būsenos, tačiau tu renkiesi tai daryti mechaniškai. Vis tiek ieškoti, už ką būti dėkingam, kai viskas aplinkui galbūt nedžiugina, nekelia džiaugsmo. Protas nesugeba vienu metu būti nusiminęs ir laimingas. Jis negali būti nepatenkintas ir dėkingas vienu metu. Tai jeigu tu jautiesi nepatenkintas, tačiau tu mechaniškai ir sąmoningai renkiesi
Dėkingumą pradedi mechaniškai savo kartot. Už ką esu dėkingas? Aš esu dėkingas už šitą visą aparatūrą, kurią turiu, su kuria galiu įrašinėti visus šitos įrašus ir daryti šitos visokius vaizdo įrašus, su kuriais aš dalinuosi su išoriniu pasauliu, su tavimi, su kitais. Aš dėkingas už tai, kad savo kelyje su coachingu ir psichologija sutikau žmogų, beje vaikystės draugą, kuris man padėjo susirinkti šitą įrangą, jis mane apmokino montavimo ir visokių vaizdo įrašymo niuansų. Jis mane to išmokino. Aš dėkingas už tai, kad savo kūnu gali jausti gaivų vėją pučiantį šią šiltą dieną ir taip pat esu dėkingas, kad šalia esu vandens telkinio, kurio vėjas atneša man gaivų jausmą. Esu dėkingas už saulės šilumą, štai kad kūnu jaučiu tą šilumą. Esu dėkingas už begalę dalykų, nuo komunalinių, elektros, vandens ir kanalizacijos, kurią turiu namuose, iki mašinos, su kuria atvažiavau iki čia. Ir viso to esmė, to absurdiško, juokingo, buvimo dėkingų už bet kokią smulkmeną, esmė yra tai, kad tuo pačiu metu, kad aš esu dėkingas ir renkuosi būti dėkingas, aš neįmanoma man būti nepatenkintų. Mano protas negali savie laikyti visiškai kito poliaus energijos. Nusiminimo, nepasitenkinimo, trūkumo jausmo turėti. Jis negali, nes aš esu dėkingas. Aš sąmoningai koncentruoju savo dėmesį tai, kas mane džiugina, už ką esu dėkingas. Ir grožis yra tame, kad visą laiką galima tą rasti ir atrasti, už ką būti dėkingu ir ko pasidžiaugti. Santykiai netenkina, susipykau su antra pusė. Darbe kažkas nesisekė, ten ant manęs išsikrovė viršininkas ir kažką leptelėjo ir susigrovė man nuotaiką. Pati žinai, visai būna. Tačiau aš sąmoningai galiu rinktis, kas mane džiugina šiandien, šią momentą. Ir kur aš nukreipiu savo dėmesį, į tokią būseną aš galiu sąmoningai įlipti ir atsistoti. Ir šiandien aš renkuosi dėkingumą. Skirti savo dėmesį tam, kas mane džiugina. Ir tokių dalykų visą laiką ras. Pradžiai galbūt tai sunku natūraliai atrasti, tačiau kai mes įgundam tame mechaniškai ieškoti, kas mane džiugina, dėl to ir pradedam dėkoti už paprastus dalykus, be kurių mūsų gyvenimas neįmanomas, kaip komunaliniai dalykai, mašinos, internetai, mikrofonas. Galėjimas atvažiuoti iš miesto šitą nuostabią gamtos natūralią vietą. Ir viso to esmė dėkingumo, kad jis visiškai pakeičia tavo būseną. Iš tokio trūkumo į perteklių, iš minusų matymo į pliusų matymą. Iš nusivylimo į dėkingumą. Ir visą tai pasiekti yra be galo lengva ir paprasta. Tiesiog reikia atsisėsti, nurimti, skirti šiek tiek tam dėmesio ir laiko. Ir keista ir sudėtinga pradžiai daryti, kada tu neturi tam nuotaikos ir nesi toje būsenoje, bet ieškoti už ką būti dėkingam ir kuo džiaugtis. Tačiau jeigu pradedi tą daryti, būsena kolosaliai keičiasi momentaliai. Nes mano dėmesys nebėra į trūkumus mano gyvenime, jis yra į pliusus, perteklių ir džiugėsi mano gyvenime. Ir aš savo mechaniškai primenu, kiek aš daug visko turiu savo gyvenime. Aš koncentruojuosi ne į minusą, ne į trūkumą, ko neturiu, ko negaunu, kaip nesijaučiu, tai kaip kas gero, kas naudingo, kas džiuginančio mano gyvenime yra. Ir visą laiką tokių dalykų yra. Reikia tik išsitraukti savo galvą iš subinės ir leisiu pamatyti tos dalykus. Pradėti ieškoti tų dalykų, pradėti pamatyti tos pliusus.
pradėti dėkoti už tai. Ir mechaniškas, ačiū už tai, ačiū už tai, ačiū už tai, aš dėkingas už tai, aš dėkingas už tai, aš dėkingas už tai. Nes protas, mąstymas ir protas veikia labai paprastai kaip Google. Kokios kokybės užklausą įvedi į Google, tokius rezultatus tau ir meta. Tai žmogus, kuris visko nepatenkinas, visko nusivylęs, kuriam nėra energijos ir jis yra patys būsenai, spėkit, ką jis pastoviai dieną iš dienos, valandą iš valandos įvedinėjai savo vidinį Google. Koks aš pavargęs, kaip negerai, kaip tas negerai, kiek aš neturiu, kaip man tas nesiseka, kaip tas blogai. Ir spėkit, kokius rezultatus jo vidinis Google'as pastoviai jam meta. Tos problemos tik didinasi, gausinasi ir didinasi. Tačiau, jeigu aš mechaniškai pradedu įvedinėti savo vidinį Google, už ką aš esu dėkingas, kas mano gyvenime yra gerai, kas mano gyvenime mane džiugina, veikia viskas tokiu pačiu principu. To vis pradeda daugėti. Mano dėmesys, mano mąstymas vis pradeda daugiau ir daugiau to pamatyti, nes aš mechaniškai vis įvedinėju kitokios kokybės užklausas į savo vidinį Google. Ir kai vis daugiau ir daugiau to pradedu pamatyti, mano būsena visiškai keičiasi, mano dėmesys pradeda pagauti pliusus aplinkoje, ne minusus. Kas gerai, kas džiugina, o ne tai, ko trūksta, ko neturiu. Ir tos vidinės svarstyklės persisviria. Ta kritinė masė 51% pasidaro ant pliusų, ant džiugesio, ant džiaugsmų, o ne ant minusų. Ir įvykus tam pokyčiui, tom svarstyklėm persisvėrus į pliusą, į pozityvę pusę, mūsų būsena pasikeičia. Tokia ta magija su dėkingumu ir pastaruoju metu tai labai stipriai man pačiam padėjo įsitraukti savo galvą iš subinės. Ir tai padeda kiekvieną rytą ir kiekvieną vakarą, ir tai tapo mano kasdienos praktikos dalimi, dėkingumo praktika. Ir dienos, jeigu prisimenu ir pastebiu ir dedu akcentą sąmoningą dalykų, kurie mane džiugina, už ką esu dėkingas. Ir taip sąmoningai, mechaniškai savo mąstymo lauko, į savo dėmesio lauko, į savo smegenis, į savo galvą aš pumpuoju pozityvą, kas yra gerai, kas mane džiugina. Ir to vis daugiau ir daugiau pradedu pamatyti aplink. Ir mano būsena keičiasi, mano būsena kolosaliai keičiasi. Į pakylėtą, į džiugiai, laimingai, į patenkintą, į matančią pliusus aplinkui. Ir tai visiškai keičia, kaip aš jaučiuosi. Kasdieną, kiekvieną dieną. Tad siūlau išmėginti. Aš net nežinau paprastesnės praktikos negu dėkingumo praktika. Veikia neišpasakytai gerai. Ir mano pasiūlymas išmėginti, pabandyti, tau taip pat. Nes dėl vieno aš esu ramus. Jeigu tu tai pabandysi, perlipsi tą savo nenorinčio, užsispyrusio ir nepatenkinto proto pasipriešinimą, tavo suvokimas pasikeis, tavo perspektyva prasiplės, tavo būsena keisis, tavo savijauta keisis, emocinė. Nes pradėsi koncentruotis į kitus dalykus, išsimuši iš to savo negatyvaus, nusivylusio, nepatenkinto burbulo. Susprogdinsi jį. Atsiras naujų neuroasociacijų tavo smegenyse, tavo mąstymo lauke, kurios parodys visiškai naują ir kitokią perspektyvą, kaip dar gali būti, kokia realybė tavo gali būti. Ir visa tai yra taip sveika, taip naudinga ir taip efektyvu. Tad išbandyti privalu. Ir mano idėja yra dalintis, inicijuoti ir kviesti kitus
tyrinėti save, pažinti save ir išmėginti vairiausius būdus tam savęs pažinimui. Tai šiandien siūlau, rekomenduoju ir skatinu nulaužtą negatyvų savo mąstymo kodą ir išsimušti iš to užburto rato, kuriame daugelis užstringa, ir pradėti dėkoti, pradėti ieškoti, kas džiugina, už ką esi dėkingas, ir pasakyti tam ačiū. Elementariausia, paprasčiausiam dalykui, kaip turėjimui elektros, turėjimui vandentiekį, galėjimui rankinėlės pasukimų ir kibirkšties spragstelimų užsikurt ugnį, ant kurios galima pasigaminti maistą. Dėkingumo praktika, dėkingumas. Laurynas Prasmingas ir miško monologai. Kaip visada šalia manęs buvo Ūla, mano nepamainoma palydovė šitose miško gamtos monologas. Ačiū tau ir iki kitų susitikimų.